Labą dieną. Labai ačiū visiems, kad apsilankėt mūsų renginį. Aš paaiškinsiu, kokia yra idėja, dėl ko mes susirinkom ir dalis kokio proceso yra šita konferencija. Ji nesumanyta kaip masinis renginys. Konferencijos tikslas yra padaryti pranešimus ir surinkti medžiagas, parodančias įvairių šalių patirtį įvedant šachmatus į edukacinės sistemas ir jau egzistuojančius mokslinius rezultatus, kurie parodo, kaip gerėja vaikų pasiekimai, kokie yra teigiami rezultatai jų psichikai ir psichologijai. Ir su šitom medžiagom ir įrodymais tęsti mūsų Lietuvos federacijos darbą, įvedant šachmatus į mokyklas Lietuvoje. Kaip galbūt jau girdėjote iš presos, mes jau nuo praeitų metų turim pasirašę sutartį su visom pagrindiniam politiniam partijom, kur susitarėm pradėti procedūrą šachmatų įvedimų į mokyklas. Ir praktiškai po šitos konferencijos mes jau planuojam apsilankyti ministerijoje ir kalbėti su jais apie konkrečius veiksmus šitoj srityje. Mes šiandien turėsim 3 pranešėjus. Vienas iš jų yra FIDE viceprezidentas. Jis yra vadovas komisijos Chess and Schools, šachmatai mokyklose. Jo patirtis Turkijoje yra stulbinanti. Jis pradėjo 8 metus atgal. Šachmatai mokyklose Turkijoje egzistuoja. Federacijos narių Turkija yra virš 500 000 ir aš manau, kad jo pranešimas bus tikrai labai įdomus ir naudingas. Antras pavyzdys, antras pranešėjas atstovauja Švedijos šachmatų federaciją. Skandinavija, kaip jūs suprantat, yra truputėlį artimesnė mums ir galbūt mūsų valdžios atstovai ir atsižvelgtų į jų patirtį dar rimčiau. Jis papasakos apie tai, kaip vyko šachmatų įvedimas mokyklose Švedijoje, kokiam pavydalė tas reikalas egzistuoja ir kokius rezultatus jie pasiekė. Trečią pranešėją mes turime iš Armėnijos. Jis yra mokslininkas, profesorius, psichologijos. Galbūt žinot, kad Armėnijoje keletą metų atgal šachmatai buvo įvesti mokyklose kaip privalomas dalykas. Tai reiškia, kad visi be išimčių vaikai Armėnijoje lanko šachmatų pamokas. Jos vyksta 3 metus nuo 2 iki 4 klasės. Ir jie turi mokslo akademijos specialų skyrių, kuriam vadovauja mūsų svečias, kuris užsiima monitoringu, kaip pasikeičia vaikų pasiekimai, palyginant su tuo periodu, kada šachmatai mokyklose nebuvo dėstomi. Tai praktiškai jis darys pranešimą apie jau konkrečius mokslinius rezultatus tokios programos. Mes pasistengsime nevarginti jų, mes planuojam, kad visas mūsų renginys vyks 1,5 valandos. Po to turėsit galimybę užduoti klausimus bet kokiam iš pranešėjų, kažką iš jų sužinoti. Ir tikimės, kad savo pažįstamiem, draugam, kolegom papasakosit apie tą, ką išgirdot. Ir tas tikrai labai padėtų mums, mūsų nelengvam darbe įtikinti žmonės priimančius sprendimus apie tai, kad mūsų idėja nėra kaprizas, nėra avantūra, o tikrai labai naudingas reikalas valstybei. Tai norėčiau pakviesti mūsų pirmą pranešėją, FIDE viceprezidentą, poną Ali Yasidzi. Matot ausinukus, mes tikimės, pas mus bus vertimas sinchroninis iš anglų į lietuvių kalbą. So, thank you very much. Is working? Yeah. Ar mikrofonai veikia? Ponios ir ponai, man didžiulė garbė kalbėti prieš jūs visus. Ypač
po Lietuvos Respublikos Seimo stogu. Tai didžiulė garbė kalbėti apie šachmatus mokykloje šalies parlamente. Tai yra didžiulės tautos parlamente. Šiandien aš ir mano kolegos norėtų pateikti įvairių pavyzdžių, įvairių istorijų. Okay. We'll give you different... Išgirsite įvairių istorijų, įvairių pavyzdžių. Yeah? Continue? Yes. Different models, different examples about different countries. Įvairių šalių pavyzdžius, įvairiose šalyse taikomus modelius. Mūsų mintis nėra paskatinti naudoti tuos modelius Lietuvoje. Mes, kaip federacija, parengsime modelį Lietuvai, kuris atitiktų Lietuvos poreikius. Ir būtent federacija padės surasti patį geriausią kostiumą Lietuvai, Lietuvos mokykloms. Pateiksiu tik tai pavyzdį, ką būtų galima daryti mokyklose ir manau, kad jums tai patiks. Kuomet pradėjau savo šachmatininko, galima sakyti, karjerą Turkijoje, turiu paminėti, kad tikrai Turkija nėra šachmatininkų šalis, nėra jokių didmeistrių ar žaidėjų, kurie garsėtų tarptautinėje arenoje. Aš net galėčiau suskaičiuoti tuos šachmatų žaidėjus, netgi galėčiau paminėti jų tėvų ir mamų vardus. Na, iš tiesų, tas skaičių žaidėjų yra labai mažas. Pirmiausia, kas yra tas šachmatai mokykloje projektas? Iš tiesų, visi suinteresuotieji gauna naudos iš šio projekto. Šis projektas nėra kažkoks tai konkurencingas, varžybinis projektas. Iš esmės, tai yra mokymo priemonė jauniems, mažiems vaikams. Yra tam tikri niuansai, kuriuos visi turi suprasti. Čia šachmatai mokykloje tai yra priemonė mokytis geriau ir kad tai padėtų mokinių karjerai ateityje. Dalyvaudami projektuose, jie atneša naudos ne tik mokyklai, bet ir šaliai. Mokydamiesi šachmatų, jiems pavyksta pasiekti geresnių mokymosi rezultatų, o vėliau geresnių rezultatų karjeroje. Šachmatai mokykloje tai projektas, kuris yra populiarus ir būtent dėl to, kad buvo dalyvavę šiame projekte, mokiniai vėliau ateityje gali siekti aukštesnės karjeros ir uždirbti didesnį atlyginimą. Vaikai, žaisdami, nesukčiauja, nenaudoja jokio dopingo, tai yra sritis, kuri padeda gerinti vaikų mokymasi. Tai yra fantastiškas. Mes mokykloje Turkijoje mes turime sponsorių, kurie finansuoja tas programas. Koksgi yra šachmatų mokykloje projekto tikslas? Mūsų tikslas nėra sukurti, parengti didmeistrių. Tai būtų visiška nesąmonė, jeigu tai būtų mūsų tikslas. Mes rengiame matematikus, muzikus, mes norime suteikti geresnį gyvenimą vaikams, kad jie turėtų geresnę mokymosi priemonę. Kas moko šachmatų pradinėse mokyklose? Tai labai svarbus sprendimas. Kadangi mes nesiekiame parengti profesionalų, mums
reikia mokytojų, kurie turi pedagoginį išsilavinimą, kurie galėtų dėstyti šachmatų kursą, tačiau ne profesionalių šachmatininkų. Daug svarbiau, kad vaikai pamiltų šachmatus ir tam, kad jie galėtų praktikuotis ir žaisti šachmatais. Labai svarbu yra tai, kad mokslas įrodė, kad protą galima plėtoti iki 12 metų amžiaus. Mano karta atsimena dar, kad kuomet mes buvome dar maži, buvo sakoma, kad vaikas gimsta genijumi, arba ne. Jis arba gimsta protingas, arba ne. Kad protas ateina iš šeimos, tačiau tai yra visiška nesąmonė. Dabar visi žino, kad maistas, demografinė padėtis, socialinė veikla, visa tai daro įtaką žmogaus protui. Protas ypatingai gerai vystosi iki 12 metų amžiaus. Iki 12 metų amžiaus mes gauname tą informaciją, švietimas padeda organizuoti tą informaciją smegenyse. Taigi mes galime kažkaip tai vystyti tą savo protą. Turime garsų mokslininką, jis vis dar gyvas. Jo viena svarbiausių hipotezių yra susijęs su protu ir mokslu. 1993 metais profesorius Howardas Gardneris iš JAV teigė, kad žmogaus protas turi 7 skyrius ir pavadino jį tai daugybinio protu. Jis kaip sako, kad žmogus gali būti itin gabus matematikoje, tačiau visiškai nesugebėti piešti, taip kaip nutiko su pačiu Howardu Gardneriu. Kitas gali būti labai gabus muzikoje, tačiau nepasiekti aukštumų kituose moksluose. Jis kalba apie tai, kad 7 sritys susijusios su būtent kalbiniais, erdviniais, matematiniais, loginiais, kinestetiniais, būtent kaip veikia mūsų kūnas, muzikiniais, bendravimo su kitais asmenimis ir intraasmeniniai gabumai. Visa tai, kas yra mūsų viduje, mūsų kūne, kaip mes sugebame suderinti įvairiausias savo protos rytis. Pavyzdžiui, vieni žmonės turi didžiulę gerą klausą, bet negali dainuoti. Tai būtent yra susijęs su intraasmeniniais gebėjimais. Howardas Gardneris sako, būtent jo hipotezė yra tokia, kad 7 tos rytis yra susijusios su protu, bet būtent 3 iš jų plėtojamos ir vystomos itin gerai žaidžiant šachmatais, būtent matematinė, loginė, vaizdinė, erdvinė ir tarpasmeninė. Tas jau buvo įrodyta JAV moksliniais tyrimais. Aišku, mokslinis tyrimas buvo atliktas siekiant nustatyti, kaip šachmatai veikia matematinius gebėjimus. Tačiau buvo nustatyta, kad dailė, piešimas daro mus geresniais piliečiais gyvenime. Ir būtent šachmatus, kaip ir muziką, dailę, reikia įtraukti į mokyklinę programą. Visi moksliniai tyrimai rodo, aš netgi galėčiau paprašyti jūsų apsilankyti mūsų tinklalapyje ir tame tinklalapyje jūs pamatytumėte, kad yra mūsų tinklalapyje nurodyta daugiau nei 100 mokslinių tyrimų, kurie buvo atlikti Rusijoje, Kuboje, Kinijoje, Venezueloje, Anglijoje.
Vokietijoje, Švedijoje, įvairiausiose vietose. Ir tie moksliniai tyrimai rodo, kad mokydamisi žaisti šachmatais, žmonės gali vystyti savo problemų sprendimo gebėjimus ir tai pagerėja nuo 15 iki 20%. Tai iš tikrųjų didžiulė nauda žmonėms. Perskaičiusi tokius tyrimus, mūsų Turkijos vyriausybė nusprendė pradėti projektą mokykloje ir iš tiesų, mes buvom ta lyderė, federacija, kuri tą pradėjome daryti pasaulyje. Skaičiai, pažiūrėkite, kokie gali būti skaičiai, jeigu šį projektą remia valstybė. Kaip matote, 2005 metais, kuomet pradėjome šį projektą, skaičius tiesiekė 30 000 projektų, kurie prasidėjo Turkijos mokyklose. Šiandien jau yra daugiau nei 300 000 mokyklų dalyvaujančių šiame projekte. Aš kalbu ne apie skaičius, apie žmonių skaičius, dalyvius dalyvaujančius projekte. Aš kalbu apie institucijas, mokyklas, nes tokių žmonių, kurie dalyvauja projekte, yra daugiau nei 4 milijonai. Mums pasisekė įtraukti pradinių klasių mokytojus, kad jie pradėtų dėstyti šachmatus. Iš pat pradžių tokių mokytojų buvo nuo 50 iki 60, o jau 2013 metais tokių mokytojų buvo daugiau negu 65 000. Iš tiesų, tokių mokytojų skaičius auga, nes auga poreikis. Mūsų mokyklose yra daugiau negu 60 milijonų vaikų pradinėse mokyklose. Tad mums iš esmės reikia apie 200 000 mokytojų tam, kad mes galėtume užpildyti tą poreikį. Dėl šio projekto šachmatai tapo apskritai populiaresni. Mes turime talentų, mes esame laimėję daug medalių, vėliau juos parodysiu. Turkijos šachmatų federacija turi didžiausią biudžetą palyginus su kitomis federacijomis. Mūsų biudžetas daugiau negu 5 milijonai dolerių per metus. Tai atrodo, kad mūsų federacija turi vos netokį patį biudžetą kaip Europos Sąjunga. Dėl didžiulės veiklos, kurią mes darome, mes įdarbinome labai daug žmonių. Mūsų federacijoje dirba 34 žmonės. Mes turime atstovų kiekviename Turkijos mieste, mes turime savo tinklalapio svetainę, naudojamės įvairiausias technologijas, mes leidžiame savo žurnalą, leidžiame knygas projektui šachmatai mokykloje. Mes esame gerbiami. Mus gerbė Respublikos prezidentas. Mes esame pagerbti įvairiausiuose vyriausybiniuose lygmenyse, mus gerbė opozicijos partijos, pagrindinės partijos, visi mus myli. Tad galim pasakyti, kad niekas netapo kažkuo panašu į tokį socialinį judėjimą kaip mūsų šachmatų federacija. Ir mes parengėme tam tikras premijų programas, stipendijų programas vaikams ir iš tiesų, mums dabar pasisekė, mes turime jau ir didmeistrių. Kuomet pradėjome projektą šachmatai mokykloje, jokių didmeistrių neturėjome. Mes turime didmeistrių amžiaus srityje iki 16 metų, mes turime vyresnio amžiaus didmeistrių. Vėliau pakalbėsiu dar apie sponsorius, tačiau dabar norėčiau parodyti, kad šį projektą padėjo reklamuoti mūsų sponsoriai. Turkijos bankas buvo pats didžiausias sponsorius.
ir jie padėjo parengti reklamas televizijoje. Norėčiau keletą tokių reklamų televizijoje parodyti. Komutanlarınızın emrinde askerler ve kendinizi bir kral olarak düşünün. Sadece başarıyı düşünün. So mainly the advertising gives Iš esmės, reklama leidžia vaikams įsivaizduoti, kas tai yra. Tai yra įvaizdis, imidžas, tai yra, tiesiog kažkoks tai mistiškas žodis. Tai iš tiesų tarsi proto kova. Tu gali kovoti. Tas žaidimas nuves tave kažkur tolyn. Ir ta reklama buvo labai sėkminga. Ir mums pavyko pasiekti milžiniškų rezultatų būtent šios reklamos dėka. Then, in 2009 metais bankas parengė kitą reklamą, labai įdomią. Bankas turėjo 3 socialinius projektus. Laimiai Turkija yra irgi daug medžių, kaip ir Lietuvoje, tačiau dėja, Turkijoje daug medžių buvo daug nukirsta ir kompanijos stengiasi atkurti miškus įvairiose teritorijose. Tai būtent bankas rėmė miškų atauginimo projektą, šachmatų projektą ir knygų dalinimą regionuose. Kaip manot, kaip yra susijusi bankininkystė su 81 mišku? Kodėl bankas turėtų imtis tokio projekto? Kodėl daugiau nei 1,7 milijonai vaikų turi mokytis šachmatų ir kodėl tie vaikai yra svarbus bankui? Kodėl kiekvienais metais bankas išdalina daugiau nei 2 milijonus knygų vaikams? Banko verslas yra pinigai, tačiau mūsų darbas yra šios šalies ateitis ir būtent dėl šios priežasties dirba Turkijos bankas. Iš tiesų, reklama labai emocinga, labai tiesioginė, kadangi bankas žino, kad ateitis bus užtikrinta, nes vaikai bus mokomi. 2011 metais buvo parengta 3 kampanija ir reklamose buvo pradėta vaizduoti multiplikaciniai vaizdai. Matote, drambliai valgo bokštus, žirgai suėda bokštus, bokštai suėda žirgus ir būtent tokia reklama buvo pati sėkmingiausia iš visų. Ir būtent dėl šios reklamos pasirinkusiųjų šachmatus dar labiau išaugo. Šachmatai šiuo metu konkuruoja su muzika ir kitais dalykais. Turkijoje mokiniai gali rinktis iš 4 dalykų ir būtent šachmatų pamoka yra ta pamoka, kurią renkasi daugiausia vaikų. Čia jūs matote banko kortelę, į tą kortelę galima įdėti pinigų, bankas valdo tas korteles, tai yra vaikų kortelės, o iki 2013 metų bankai padėjo įrengti daugiau nei 14 000 klasių pradinėse mokyklose, kur vaikai galėtų žaisti šachmatais.
Noriu pasakyti, kad Lietuvoje tokių klasių poreikis yra 1100. Mes pradėjome tuos projektus visose mokyklose, areštinėse, vaikų namuose, našlaičių namuose, pradinėse mokyklose. Ir visas tas mokyklas kontroliuoja būtent Turkijos šachmatų federacija. Mums pavyko įtraukti beveik 4 milijonus vaikų į šachmatų mokymąsi. Na tai iš esmės panašiai kaip Lietuvos gyventojų skaičius, a ne? Mes pasiekėme, kad daug mokyklų dalyvautų šiame projekte. Mes įtraukėme daug mokytojų, daug vaikų buvo įtraukti žaisti šachmatais. Vaikai įtraukė tėvus, mamas, senelius, močiutes. Ir sponsoriai dabar visą tai pamatę išleidžia vis daugiau pinigų būtent šiam projektui ir tas skaičius, pinigų kiekis išleidžiamas auga, kaip ir auga įsitraukusių į projektą skaičius. Mes neketiname taikyti Turkijos modelio Lietuvoje, tačiau mes bandysime sužinoti ir suprasti, kas labiausiai tinka Lietuvai. Norėčiau padėkoti Jums už tai, kad manęs klausėtės. Ir mes federacijoje esame visi šeima. Ačiū uždėmesį. Which one is true? Sweden or Armenia? Sweden. Okay. Noriu padėkoti pirmam pranešėjui. Dabar aš noriu pakviesti Švedijos šachmatų federacijos atstovą, poną Jesper Hall. Jis yra ir šachmatininkas, tarptautinis meistras. Jis papasakos apie darbą su šachmatuose mokyklose Švedijoje, nuo ko jis pradėjo, kaip tai vyko ir ką jie pasiekė. Tai prašom. I think I prefer to stand up so you can see me properly. Okay? Aš galbūt atsistosiu. Mano pavardė yra Jesper Hall, aš esu iš Švedijos ir dirbu kaip projektų vadovas. Projekto šachmatai mokyklose vadovas. O taip pat esu Švedijos šachmatų federacijos atstovas. Aš išmokau žaisti šachmatais, kai man buvo maždaug 6 metai ir nuo to laiko viskas prasidėjo. Aš žaidžiau daugumoje pasaulio šalių, mačiau didelę pasaulio dalį kaip šachmatų žaidėjas ir man tai labai daug davė. Prieš maždaug 15 metų aš priejau išvados, kad man reikia kažką atiduoti. Ir aš pabandžiau pagalvoti, kaipgi galima būtų mokyti žaisti šachmatais skirtingose lygmenyse. Kaip mokyti žaisti šachmatais įvairiose lygmenyse. Žinoma, viskas prasidėjo nuo didmeistrių mokymo. Aš dirbu Švedijoje, taip pat mokiau, sakykime, Norvegijos dabartinį didmeistrį, labai gerai žinoma, Skandinavijos šalyse. Tačiau tuomet aš pabandžiau pasižiūrėti, kaipgi būtų galima mokyti žaisti šachmatais jaunesnius asmenius. Ir šiandieną aš dirbu su mažaisiais, 5-mečiais, 6-mečiais, pradedant nuo darželio, kad jie, žaisdami šachmatais, pradėtų kitaip pažinti pasaulį, geriau pažinti pasaulį. Ir aš papasakosiu Švedijos pavyzdį. Švedijos istorija prasidėjo nuo Shakfiran programos. 1979 metais didmeistris Vesteros mieste pagalvojo, kad jis norėtų pradėti mokyti vaikus mokyklose žaisti šachmatais. Ir mes priėjome išvados, kad galbūt reikėtų surinkti komandą iš skirtingų mokyklų moksleivių, kad jie galėtų
pakonkuruoti su kitomis mokyklomis. Mano kolegos žmona Ula pasakė, negalima, kad maža grupė elito atstovautų visą klasę. Šachmatai turi būti prieinami visiems. Ji buvo pedagogė, griežta moteris ir iš tikrųjų mus įtikino, kad būtent taip ir turi būti daroma. Ir ką Ula padarė, yra pasiūlė koncepciją mokykloms, kad jos dalyvautų varžybose kaip visa klasė. Pirmiausia, pirmame mūsų surengtame ture dalyvavo apie 1000 moksleivių. Vėliau Švedijos šachmatų federacija nusprendė, kad tai reikėtų pabandyti įgyvendinti visos šalies lygiu. Ir šis projektas iš tikrųjų buvo sėkmingas, aš apie tai to jau papasakosiu. Chess4 yra socialinis projektas ir labai nedaug susijęs tiesiogiai su šachmatais, kadangi tikslas buvo sukurti komandinę dvasią klasėje. Tai buvo būdas suteikti vaikams daugiau pasitikėjimo savo mąstymu. Tu esi stiprus, tu gali. Toliau tai yra susijęs su gera elgsena, geru elgesiu. Mes turime tam tikras taisyklės, kad prieš varžybas jūs turite paduoti ranką savo priešininkui, taip pat ir po varžybų. Ir kas svarbiausia, tai kad vaikai suvokia, kad kiekvienas iš jų gali būti šio proceso dalis. Visi vaikai žaidžia už savo klasę. Jeigu vaikas laimi, jis gauna 3 taškus klasiai, uždirba 3 taškus. Jeigu baigėsi lygiosiomis, 2 taškus, o jeigu jis pralaimi, vis tiek klasė gauna 1 tašką. Aš įsitikinau, kad tai yra fantastiškas būdas parodyti vaikams ir visai grupiai, kad visos grupės yra svarbios ir kiekvienas dalyvaujantis yra labai svarbus savo komandai, savo grupiai. Galbūt dėl to tas projektas ir buvo toks sėkmingas. Šiandieną mes mokame 22 000 Švedijos vaikų žaisti šachmatus. Tai yra maždaug 1/4 visų vaikų visoje Švedijoje. Ir apie 11 000 vaikų kiekvienais metais dalyvauja turnyruose. Mes turime 85 kvalifikacinius turnyrus visoje Švedijoje ir viskas vyksta Österos, tame mieste, kur viskas prasidėjo. Iš viso dalyvauja apie 1000 vaikų klasių kiekvienais metais ir šiandieną mus galima rasti jau visoje Švedijoje. Tie turnyrai paplito po visą Švediją. Finalas Västerås mieste 2013 metais. Tie iš jų, kurie mėgstate skaičiuoti, čia galima pamatyti apie 1250 vaikų šiame paveikslėlyje. Iš viso tiek jų ten dalyvavo. Iš tikrųjų, tai buvo nuostabu. Apie 2500 vaikų vienu metu žaidžia šachmatais ir patalpoje yra visiška tyla. Įsivaizduokite tokį kiekį vaikų, kai jie susirenka į mokyklas. Aš turiu 2 vaikus ir iš tikrųjų turiu problemų juos nuraminti, o čia 2500 vaikų vienu metu susikoncentravę tuo, ką daro ir visiška tyla. Prieš 4 metus aš buvau atsakingas už naują projektą šachmatai mokykloje. Ir buvau atsakingas už tą Chess4 projektą. Daug pedagogų ir mokyklų direktorių pradėjo man skambinti, sakydami, na taip, mes suprantame, kad tai yra socialinis projektas, kad jūs tai darote siekdami gauti socialinės naudos iš šachmatų. Tačiau tuo metu jūs turite žinoti, kad šachmatai yra nuostabi pedagoginė priemonė. Mes norime, kad ji būtų daugiau panaudojama mūsų mokyklose, kadangi mes matome labai didžiulę naudą. Ką jūs kaip federacija galėtumėte pasiūlyti? Ką jūs konkrečiai galėtumėte
mums pasiūlyti. Kadangi aš buvau atsakingas už šį projektą, aš pabandžiau sukurti tą koncepciją. Pirmiausia, pasistengiau suvokti, ką mokytojai mato, ką mato tėvai šachmatuose, iš kur ta didelė nauda vaikams. Ir pirmiausia, reikia suvokti, kad kiekvienas gali žaisti šachmatais, kad šachmatai laužo barjerus, tokius kaip lyties barjerus, amžiaus barjerus. Jūs galite būti neįgalus ir žaisti šachmatais. Švedijoje yra daugybė užsieniečių, kurie atvyksta į mūsų šalį ir mums kyla problemų integruojant juos į visuomenę, tačiau šachmatus gali žaisti bet kas. Ir taip vaikai gali lengvai integruotis į visuomenės grupės, į klases. Ir tai iš tikrųjų atsispindi mūsų atliktose tyrimuose, kad socialinė šios programos nauda yra būtent tai, ką mato pedagogai ir mokyklų vadovai. Tačiau svarbiausia, kad šachmatai padeda lavinti koncentracijos įgūdžius. Švedijoje vyksta nemažai diskusijų apie tai, kad vaikai šiandieną žaisdami kompiuterinius žaidimus, žiūrėdami televiziją, gauna greitą grįžtamą ryšį. Jie nori, kad kažkas nuolat vyktų. Tačiau būtent todėl yra labai svarbu mokytojams ir mokykloms kažkaip juos paveikti, kad jie susikoncentruotų ilgesniam negu kelių minučių laikotarpiui. Ir būtent buvo įrodyta, kad šachmatai yra nuostabi priemonė šiam tikslui pasiekti ir gali būti naudojama kaip pedagoginė priemonė. Šachmatai yra labai susijęs su matematika, kadangi tai lavina loginį mąstymą. Ir Ali mums pasakojo apie mokslininką Gartnerį ir kokios išvadas jisai padarė. Jūs turite būti kūrybiška žaisdama šachmatais. Ir nemažai mokytojų, su kuriais man teko susitikti, teigia, kad vaikai pradėję ankstyvame amžiuje žaisti šachmatais parodė didesnius gabumus mokydamiesi skaityti. Kadangi tai lavina jūsų koncentraciją, jūs stebite įvairius derinius ir tai padeda jums greičiau išmokti skaityti. Taip pat daug pedagogų teigia, kad šachmatuose jūs įgyvendinate tam tikras teorijas praktikoje. Jūs turite konkrečias situacijas, kuomet jūs išbandote naujus įgūdžius. Tačiau visų pirma jie sako, kad žaisti šachmatais yra nuostabu, yra fantastiška, labai lengva išmokyti vaikų žaisti šachmatais, kadangi jiems patinka pats žaidimas. Ir tiesiog vaikai nesupranta, kad jie yra įtraukiami į puikų pedagoginį žaidimą, kadangi jie patiria didžiulį malonumą tai darydami. Ir aš manau, kad pedagogams tai yra nuostabi situacija, kad vaikai iš tikrųjų mėgsta tai daryti. Jiems patinka žaisti šachmatais. Šachmatus klasėje naudoti labai lengva. Sakykime, galbūt badmintono, futbolo žaidimo atveju tai yra šiek tiek kitaip, o štai šachmatai yra paprasta. Jūs išstatote šachmatų lentas klasėje ir viskas, jūs galite pradėti. O dabar prieinu prie politikų ir mokyklų vadovų. Aš bendravau su dideliu jų skaičiumi, kalbėjau apie šachmatų teikiamą naudą vaikams, tačiau vienintelis dalykas paprastai, kas pradeda suktis jų galvose, yra, o Dieve, kiekgi tai kainuos. Galiu pasakyti, kad kiekviena mokykla gali sau leisti, gali jisai tau leisti. Švedijoje mes labai daug kalbame apie projektą ir aš manau, kad būtent šachmatai suteikia galimybę Švedijos mokykloms puikią pedagoginę priemonę praktiškai už dyką ir joms tai labai patinka. Taigi, mūsų tikslas
ir tai yra labai svarbu kalbant apie mokyklas, yra, kad aš neturiu rūpintis didmeistrių auklėjimo, ugdymo. Vietoje to aš tiesiog kalbu, kad šachmatai duoda naudą vaikams, lavina jų socialinės ir intelektinius sugebėjimus. Būtent toks yra mūsų projekto tikslas. Koncepcija, kurią mes išplėtojome, yra, kad per tuos 4 metus mes dirbame labai glaudžiai su mokyklomis. Mes turime informacinės grupės, į kurias įeina mokslininkai, treneriai, mokyklų vadovai, pedagogai. Ir mes nuolat klausėme, kokie yra jūsų poreikiai, ko jums labiausiai reikia. Aš taip pat dirbu su 6 profesoriais iš įvairių sričių ir jie visi mano, kad šachmatai vaikams yra nepaprastai naudingi. Jie vertino mūsų projektą įvairiais aspektais, žvelgdami, ar tai yra tas, ko mokyklai reikia, ir taip pat į projekto kokybę. Idėja yra kurti šachmatų klubus mokyklose ir naudoti šachmatus kaip pedagoginę priemonę mokymosi metu arba po mokyklos, po pamokinėje veikloje. Geriausias būdas, kaip aš suvokiau, yra, kad pradinė idėja buvo tokia, kad lengviau yra išmokyti pedagogą žaisti šachmatais, negu išmokyti gerą šachmatų žaidėją pedagogikos. Ypač tuomet, kai vaikai yra labai jauni, kadangi mūsų tikslinė grupė yra nuo 6 iki 11 metų, labai svarbu, kad žmogus mokantis vaikų žaisti šachmatai sugebėtų juos sudominti ir mokėtų elgtis su vaikais, būtų geras pedagogas. Taigi, ką mes padarėme, tai kad sutelkėme dėmesį į mokytojus, kad šachmatai taptų jų metodas. Štai čia mes matome vieną mažą grupelę, viename iš pirmųjų šachmatų klubų. Čia yra Ulfas, kuris dėstė šachmatus, matome šachmatų lentą. Ir Švedijoje mes turime nusistatę tam tikrus tikslus vaikams nuo 6 iki 11 metų. Paprastai mokyklos tai įtraukia kaip į matematikos mokymą, arba vaikai gali pasirinkti šį mokymosi dalyką. Ir šachmatai yra labai populiarūs. Populiariausias metodas mokyti žaisti šachmatais yra po pamokų. Kiekvienas vaikas Švedijoje gauna pietus 2:30 mokyklose ir tuomet vaikai pasiima vaiką, ne anksčiau kaip 4 valandą. Reiškia, tarp 3 ir 4 po pietų vaikai kažkuo užsiima. Pavyzdžiui, mano vaikų mokykloje pirmadieniais jie turi mažą ukulelį klubą, antradieniais jie turi šachmatų pamokėlę, trečiadienį kūrybinius užsiėmimus, ketvirtadienį sporto užsiėmimą. Ir aš pasakysiu, kad šachmatai čia puikiai tiko, kadangi jiems nereikia jokios ypatingos infrastruktūros ir 3-4 valanda po pietų tam tinka labai gerai. Jeigu mokykla turi, sakykime, 5 šachmatų pamokas vaikams, šachmatai gali būti naudojami kaip metodas įvairiose mokyklos veiklos rytise. Ir dauguma Švedijos mokyklų šiuo metu tai daro, moko vaikų žaisti šachmatais. Taigi, kokie yra rezultatai? Šiandieną mes turime apie 450 mokyklų visoje Švedijoje, kurios turi šachmatų mokymą įvairiomis formomis, arba kaip laisvą dalyką, arba kaip matematikos mokymo dalį. 425 iš šių mokyklų turi įsteigusios šachmatų klubus.
Buvo apmokyta 1800 pedagogų ir kiekvienas iš šių pedagogų yra apmokyti tam tikro mentoriaus, kaip organizuoti turnyrus ir panašiai. Apie 10 000 vaikų paprastai nuo 6 iki 9 metų gauna šachmatų pamokas. Šį pavasarį mes pradėjome pedagogikos kursą būsimiems šachmatų mokytojams Malmö universitete Švedijoje. Aš taip pat dalyvauju kartu su profesoriu Mölstrom, kuris yra pagrindinis instruktorius šioje srityje. Mes rengiame mokymo medžiagą interneto svetainiai ir taip toliau. Vienas įdomus dalykas, šalia to, kad mes siūlome platų kursą, kaip galima būtų panaudoti šachmatus mokyklose, yra, kad mes išvelgiame 3 įdomias galimybės. Ir mokyklos sako, kad iš tikrųjų tai yra fantastiškas būdas panaudoti šachmatus. Tai yra šachmatai ir matematika, kuomet šachmatai yra integruota, šachmatai kaip integracijos metodas specialių poreikių turintiems vaikams. Ir tam yra reikalinga speciali mokymo medžiaga ir taip pat, aišku, idėja, kaip būtų galima panaudoti šachmatus šiame projekte. Žodžiu, mes stengiamės įgyvendinti šiuos 3 projektus ir ypač atsižvelgiame į konkrečius mokyklų poreikius. Štai čia yra nedidelė vaikų grupė, manau, kad visi jie džiaugiasi galėdami žaisti šachmatais po mokyklos, po pamokų ir kiek man yra žinoma, Baltijos valstybės Lietuva atrodo gan panaši į švedišką. Ir aš iš tikrųjų tikiu, kad jūs galbūt pasirinksite panašų kelią, kokį mes praėjome Švedijoje. Ir tiek aš, tiek mano draugai Danijoje ir Norvegijoje, kurie dabar vykdo puikius projektus, šachmatų mokyklose projektus, yra pasirengę jums padėti ir patarti, jeigu jūs tik to norėsite. Ir aš labai tikiuosi, kad netolimoje ateityje Lietuvoje šachmatų mokyklose projektai gaus didelį pagreitį. Ačiū uždėmesi. I hope you are not tired yet. Profesorių atvyko iš Armėnijos šachmatų federacijos, bet iš tikrųjų jo pagrindinė veiklos sritis moksliniai tyrimai. Kaip aš jau minėjau, turbūt dėka to, kad Armėnijoje šachmatų tradicijos buvo visada labai išvystytos. Ir turbūt to, kad Armėnijos šachmatų federacijos prezidentas yra šalies prezidentas, ponas Sargsyan. Keletą metų atgal šachmatai buvo įvesti kaip privalomas dalykas mokyklose. Ir kas tikrai buvo padaryta labai teisingai, mokslininkai stebėjo tą, kas vyksta edukaciniam procese ir kas vyksta su vaikais. Tai praktiškai mes turėsime iš pirmų rankų rezultatus šitos programos veikimo Armėnijoje paskutinius 4 metus. Tai prašau išklausyti. Добрый день. Labą dieną. Man labai džiugu dalyvauti čia ir kalbėti, dalinti savo patirtimi ir papasakosiu apie patirtį, kurią mes sukaupėme Armėnijoje. Aš savo pranešimą padalinsiu į keletą dalių. Pirmiausia, tai organizacinė dalis arba idėjos pagrindimas, kodėl Armėnijoje buvo įvestas privalomas šachmatų mokymas. O kitos pranešimo dalys lies mano tyrimus, tai moksliniai psichologiniai tyrimai, kurie
pagrindžia mūsų išvadas, kuomet kalbame apie tai, ką gali šachmatai duoti mokyklai. Dabar apie organizacinę dalį. Tikriausiai jūs įsivaizduojate. Vienas dalykas, kuomet valstybės mastu sprendžiame ar įvesti šachmatų dėstymą kaip privalomą dalyką mokyklose, beje, tam reikėjo paruošti daug medžiagos, įsigyti paprasčiausiai šachmatų, lentų, figūrų, pagaliau paruošti vadovėlius. Tačiau visai kas kita, kuomet tai yra nevalstybinė programa, nes pirmo atveju būtinai turi būti valstybė. Ir šiuo požiūriu, ko gero, Armėnija ir laikoma pirmąją šalimi, kur šachmatai buvo padaryti privalomų dėstomų dalykų. Kodėl tai buvo padaryta? Mes manome, kad šachmatai yra kažkuria prasme armėnų nacionalinis žaidimas. Kas pabuvojo Armėnijoje, Jerevane, jūs ir parkuose, ir kiemuose tikriausiai matėte, žmonės sėdi ant solelių ir žaidžia šachmatais. Tai mūsų jau nedaloma gyvenimo dalis. Tai ir yra pagrindas tam, kad šachmatų dėstymą įvestume ir į mokyklos programas. Kitas dalykas, kad armėnų šachmatų mokykla yra labai garsi, mes turime ir olimpinių čempionų, ir pasaulio čempionų, ir atskirų garsių šachmatininkų. Mes turime 64 didmeistrius, 70 jų procentų iki šiol gyvena Armėnijoje. Tai tikrai stipri šachmatų mokykla. Armėnijos šachmatų pirmenybės tokios, kad daugelis mūsų didmeistrių netgi nepatenka į jas. Tokia didelė konkurencija. Kokias praktinės užduotis mes turėjome išspręsti? Šachmatų įvedimas į mokyklų programas prasidėjo 2011 metais. Svarbu pažymėti, kad iki tol šią programą kūrė mokslininkai. Ir taip pat, aišku, buvo ir pedagogų, metodininkų. Visi jie rengė šachmatininkus. Po to, kai įstatymu buvo numatyta, jog šachmatai bus dėstomi mokyklose, mokslininkų grupė taip pat dalyvavo visose šio proceso etapuose. Viskas prasidėjo nuo to, kad reikėjo parengti mokomąją medžiagą. Kaip ir bet koks kitas dalykas dėstomas mokyklose, jis turi turėti savo medžiagą, vadovėlius ir taip toliau. Iki 11 metų šachmatininkai, pedagogai, kurie dėstė įvairiose mokyklose šachmatus, dar ne kaip valstybinę programą, jie ėmėsi rengti mokymo priemonės, rašyti vadovėlius, metodinę medžiagą, klausimynus ir taip toliau ir panašiai. Tai iš tikrųjų didžiulis darbas ir labai rimtas darbas. Tačiau tai labai svarbus darbas. Ir mes pamatėme, kad kažką reikia tobulinti, į kažką tai reikia kitaip pažiūrėti. Buvo padarytos apklausos, apklausėme šachmatininkus, mokslininkus, pačius vaikus ir pamatėme, į ką reikia daugiau kreipti dėmesio. Mes pamatėme, kad antroje, trečioje, ketvirtoje klasėje, kur ir buvo numatyta dėstyti šachmatus, reikia vadovėlių. Ir tie vadovėliai buvo parašyti. Aišku, visos mokyklos gavo šachmatų inventorių. Jums tikriausiai žinoma, kad dažniausiai organizacinė dalis būna kur kas sunkesnė, ypač kai ją įgyvendini, negu teorinė, ta mokslinė dalis. Tačiau nebuvo nei vieno atvejo, kad mokyklos būtų nepatenkintos ir sakytų, mes neturime šachmatų, mes neturime specialių stalų ir taip toliau. Viską mokyklos gavo ir tuo pasirūpino valstybė. Tai buvo padaryta valstybės sąskaita. Antras klausimas.
mano požiūrį, ir svarbiausias, arba bent vienas iš svarbiausių, tai dėstytojai. Reikėjo parengti 1200 dėstytojų. Ir dėl to keletas tūkstančių žmonių, kurie vadovavo šachmatų būreliams, tai ir mokytojai, kurie mokėjo žaisti šachmatais, jie visi praėjo tam tikrą atranką. Didmeistriai žaidė su jais ir tokiu būdu buvo padaryta atranka, o po atrankos buvo organizuoti šiems būsimiems dėstytojams specialūs kursai. Šie kursai buvo rengiami regionuose, ne tik Jerevane. Ir mes visi, tai yra ta grupė, kuri ėmėmės šio projekto, važinėjome po Armėniją ir rengėme tokius kursus. Tie kursai buvo iš 2 dalių. Pirmoji dalis – tai šachmatai ir jų dėstymo metodika. Antroji dalis – psichologinė, pedagoginė parengtis. Ir ką mes padarėme, pavyzdžiui, mano grupė, kuri užsiėmė psichologiniu parengimu. Mes apklausėme vaikų tėvus, mokytojus, rengėme demonstracinės pamokas, visa tai buvo filmuojama. Ir, aišku, su visais mokytojais mes analizavome rezultatus, žiūrėjome, kas daroma blogai, kas gerai. Parašėme keletą mokymo priemonių, kuriuose nurodėme, į ką reikia labiausiai kreipti dėmesį dėstytojui. Vieną iš tokių vadovėlių aš paliksiu ponui Aleksandrui, dėja, jis parašytas armėnų kalba, bet ateityje, aš manau, bus galima ir išversti šią medžiagą. Beje, visi ir mokėsi iš šio vadovėlio ir visi laikė egzaminą, jeigu jie norėjo gauti leidimą dėstyti mokyklose. Tai buvo 2 tokie egzaminai. Pirmas, tai spręsti tam tikrą šachmatų užduotis, o antra dalis egzamino, kaip jau sakiau, psichologiniai, pedagoginiai klausimai. Taigi, pavyzdžiui, mes daugiausiai dėmesio skyrėm antraklasėms, nes būtent tuomet pradedame dėstyti šachmatus. Tai yra, sudarėme psichologinį antraklasio portretą. Antra dalis, kaip organizuoti mokymą antroje klasėje. Ir trečia dalis, su kokiais psichologiniais, pedagoginiais sunkumais mes susidurime dirbdami su antraklasiais, nes dėstytojas, kuris neturi pedagoginio išsilavinimo, turi tai žinoti. Ir nuo to priklauso, ar jūs gausite leidimą dėstyti tokioje mokykloje. Kas išlaikydavo egzaminą tuo vadinamu praeinamuoju balu, gaudavo atitinkamai nuo savo egzamino rezultatų leidimą dirbti 1 metus, 2 arba netgi 3. Tačiau mes dar surengėme ir kursus, kurie buvo skaitomi kas ketvirtį arba kas pusę metų. Tai buvo kursai tiems, kurie jau dėsto šachmatus mokyklose, kaip ir kvalifikacijos tobulinimo kursai. Nori ar nenori, jie privalo praeiti tokius tobulinimosi kursus. Ir tai yra labai svarbu, nes jie visi susirenka, kažką apsvarsto savo problemas, pasidalina patirtimi, turint omeny, kad Armėnijos regionas yra labai įvairus, pas mus yra įvairių socialinių, kultūrinių tradicijų, į visą tai reikia atsižvelgti. Kodėl antra klasė? Vaikai, kurie ateina į 1 klasę, jie pirmais metais tik adaptuojasi, tik prisitaiko prie mokyklos ir iškart 1 klasėje dėstyti šachmatas, tai būtų problema ir pačiam vaikui. Todėl mes pradėjome dėstyti nuo 2 klasės. Mąstymas formuojamas per mokymą. Tačiau iki to dar būna vienas etapas, kuris vadinasi žaidimas. Vaikai vystosi žaisdami. Pradinėse klasėse daugelio beje šalių
mokymo sistema remiasi būtent žaidimu. Ir pažiūrėkite, toks įdomus faktas. Jeigu kažkokius tai kitus mokymo dalykus reikia paversti žaidimu, kad vaikai geriau mokytųsi, o šachmatai jau yra žaidimas, jų nereikia paversti žaidimu. Tai yra žaidimas. Šachmatus reikia panaudoti tik tam, kad vaikai vystytųsi. Ir iš tikrųjų čia jau buvo sakyta apie tai, kad šachmatų dėstymo mokykloje tikslas ne sportininkus ugdyti. Tai yra labai gera priemonė vaikų vystymui. Ir ne tik vysto loginį mąstymą, bet ir visą žmogaus psichiką. Ir šiuo požiūriu turiu pasakyti, kad mes nuo pat pradžių pradėjome savo tyrimą. Tai buvo tyrimas, psichologinis tyrimas. Ir tą tyrimą mes rengėme 11-12 metais. Taigi, ką mes tyrėme? Dalyvavo 100 vaikų. Mes vykdėme ir dėstytojų, ir vaikų tėvų stebėseną, jų nuomonės taip pat klausėme, į tai atsižvelgėme. Taip pat mes svarbiausiai norėjome ištirti vaikų intelektą ir kūrybinės galias, nes žaidžiant šachmatais atrodo, kad pirmiausia tai susijęs su matematika, su dalyku, kuris vysto loginį mąstymą. Tačiau pasirodė, kad čia ne tik matematika dalyvauja. Tai ir kiekvienas dėstomas mokyklos dalykas, kiekvienas iš jų vysto vaiko psichiką, tačiau šachmatai tai daro greičiau ir geriau. Jūs matote parametrus, pagal kuriuos mes vykdėme savo tyrimą. Ir tai buvo ir sugebėjimas generuoti daugelį idėjų, mąstymo lankstumas, mąstymo originalumas, tai yra iškelti, rasti nestandartinius sprendimus, taip pat tobulinti objektus, idėjas, pridedant įvairių detalių, analizuoti problemas. Ir buvo naudojamos 2 metodikos, kurios yra žinomos. Tai Williamso ir Vekslerio metodikos. Turiu pasakyti, kad čia labai svarbu, jog daugiausiai mes rėmėmės metodais, kurie leidžia projektuoti, o reikalauja vien tik tai kalbos žinių. Tai yra atsižvelgiama į mąstymą. Ir jūs tikriausiai pastebėjote, kad antraklasiai, kurie žaidė šachmatais, ir buvo dar viena klasė, kurioje nebuvo dėstoma šachmatai, matote, kad skirtumas lyg ir labai didelis. Skirtumas yra, bet nėra toks reikšmingas. Ir 3 klasė iš tikrųjų turėtų būti savo vystymusi aukščiau negu 2 klasė, raudonas tulpelis. Tačiau, nepaisant to, matome, kad 2 klasiai vis tik tai truputį pagal šias įvairias charakteristikas geriau išsivystė. Mes norėjome taip pat pažiūrėti ir palyginti 3 ir 4 klases, kuriuose nebuvo dėstomi šachmatai. Matote, pagal tos pačius parametrus, tai suvokimas, pakartojimas, verbalinis intelektas ir taip toliau. Tai visi intelekto parametrai. Ir pasirodė, kad 4 klasė, būtent dėl amžiaus, duoda truputį geresnius rezultatus. Matėte, 2-3 klasė. 2 klasė truputį lenkia 3, nes mokėsi žaisti šachmatais, o čia 3-4, čia 4 truputį už 3 geriau. Taigi, norėdami palyginti, pamatyti, kaip šachmatai įtakoja visą mokymo procesą, mes pasirinkome 2 grupės. A grupę, kuri
sėkmingai žaidė šachmatais ir buvo dėstomi šachmatai jiem. Ir B grupė. A grupė tai šachmatų pirmūnai, aš taip pavadinčiau. Ir matote, pagal visus absoliučiai rodiklius ta grupė, kurioje buvo žaidžiama šachmatais, jų pažangumas yra žymiai didesnis pagal visus intelekto parametrus. Pakankamai dideli skirtumai, 92 ir 30% ir 66 ir 40%. O čia A grupės vidutiniai rodikliai, tai yra grupė, kur gerai žaidžiama šachmatais, ir 4 klasiai, kuriems nebuvo dėstomi šachmatai. Jie paprasčiausiai vystėsi kaip ir visi normalūs vaikai. Ir iš tikrųjų 4 klasė truputį labai nežymiai, bet lenkia. Tačiau čia metų skirtumas tarp tų dviejų grupių, o tai vaikams didelis laiko tarpas. Nors matome ir tokių parametrų, kur šachmatininkų grupės rodikliai yra nedaug, bet geresni. Pastabumo rodikliai. Jūs puikiai suprantate, kad dėmesio sutelkimo klausimas yra svarbiausias mokykloje, nes mąstymo vystymuisi, intelekto vystymuisi dėmesingumas yra labai svarbus. Taigi pažiūrėkite, 2-3 klasė buvo dėstoma šachmatai, 4 klasėje nebuvo. 3 klasė netgi turi aukštesnį rodiklį negu 4. Taigi, 3 klasė pagal intelekto išsivystymą yra aukščiau už 4. Nors, iš tikrųjų, tai kažkiek tai prieštarauja bendram vaiko vystymosi procesui. Regimoji atmintis. Čia nedidelis skirtumas tarp 2-3 klasės. Tačiau mes matome, kad regimoji atmintis daugiau priklauso nuo bendro vystymosi, ne nuo intelekto. Taigi viskas atrodo? Taigi, ką šis tyrimas įrodė? Šachmatai vysto kūrybingumą, dėmesingumą, mąstymo logiką. Tai faktiškai buvo pirmas bandymas moksliškai apibendrinti, ištirti šachmatų įtaką vaiko vystymuisi. Kitas etapas buvo susijęs su tuo, kad mes pastebėjome, jog šachmatai daro įtaką ne tik kūrybingumui, tačiau ir kitoms psichologinėms vaiko savybėms, pavyzdžiui, tokioms kaip valia, socialiniai santykiai, taip toliau ir panašiai. Ir buvo kitas tyrimas, jį mes darėme 13 metais, ir jeigu pažiūrėsime žemiau, ten turėtų būti skaidrės su grafiku. Deja nėra. Taigi papasakosiu šiaip. Ką mes tyrėme? Lankstumą, originalumą, sugebėjimą verbaliai bendrauti pagal Williamso metodiką ir taip pat tyrėme tokius dalykus kaip intelektas, dėmesingumas, dėmesio paskirstimas, dėmesio pastovumas ir taip toliau. Ir pamatėme visiškai aišku skirtumą, labai didelį skirtumą tarp vidutinių rodiklių, pavyzdžiui, kūrybingumo, pagal kūrybingumo parametrą pas tuos, kurie mokėsi šachmatais ir nesimokė žaisti šachmatais. Labai didelis buvo skirtumas. Mes sugebėjome tai padaryti, galėjome palyginti 2, 3, 4 klasės lygyje. Taip pat palyginti, pavyzdžiui, su 4 klase, kur nebuvo dėstomi šachmatai, netgi palyginome su 5 klase, kur nebuvo dėstomi šachmatai.
ir matėme didžiulį skirtumą. Regimoji atmintis taip pat matėme didžiulį skirtumą tyrimuose. Antra klasė pagal regimąją atmintį turėjo rodiklį 4 ir 8, o tie, kurie nebuvo dėstoma šachmatai, 0,6 tik tai buvo. 4 klasė, kur nedėstomi šachmatai 6,9. Labai buvo įdomus ir kitas tyrimas. Mes tyrėme emocinį pastovumą. Mūsų tyrimai parodė, kad šachmatų žaidimo rezultatas labai daug priklauso nuo emocinio pastovumo. Tuo labiau, jeigu tai daro vaikas, žaidžia vaikas, beje ir suaugęs, jo emocinės reakcijos kartais sukliudo realizuoti savo gabumus. Aš labai ilgai dirbau ir su didmeistrais ir panašius dalykus pastebėjau ir dirbdamas su jais. Emocinė pusė gali duoti ir gerą rezultatą, ir viską sugadinti. Noriu pasidalinti šią savo patirtimi su jumis. Gal tai nėra paslaptis, tačiau labai dažnai tėvai neteisingai žiūri į vaikų žaidimą. Jie nuteikia vaikus, kad tu turi nugalėti, privalai nugalėti, o paskui vaikas nueina ir pralaimi, ir dėl to jisai kažkaip tai jaučiasi kaip ir nubaustas ar panašiai. Taigi šis emocinis krūvis yra labai svarbus. Mes pamatėme savo tyrimę, kad emocinis pastovumas didesnis pas tuos vaikus, kurie žaidžia šachmatais. Tai yra, šachmatai vysto emocinį pastovumą. Kitas tyrimas. Jis parodė, kaip šachmatai ugdo valios savybės. Mes čia kalbėjome apie kūrybingumą, mąstymą, logiką ir taip toliau. Taip, atrodo, įtaka yra, tačiau mokslinių įrodymų mes neturėjome ir mūsų tyrimas parodė, kad šachmatai labai ugdo valią. Deja, neturiu skaidrių, negaliu parodyti jums rezultatų, tačiau pasakysiu, kad maždaug per parametrai skiriasi 1-2 vienetais. Tai labai daug. Disciplina, savarankiškumas, organizuotumas, ryžtingumas, visi šie parametrai yra žymiai geresni pas vaikus, kurie žaidžia šachmatais. Pagal intelekto išsivystymą šachmatai žaidžianti grupė taip pat labai smarkiai lenkia grupę, kur nežaidžiama šachmatais. 5 balų skirtumas maždaug, kuomet mes tyrime intelekto lygį. Tai tie tyrimai, kuriuos mes atlikome. Ką dabar darome? Manome, kad labai svarbus yra longitudiniai tyrimai. Tai yra, iš tikrųjų, pažiūrėti, kaip tie vaikai, kurie antroje klasėje pradėjo žaisti šachmatais, dabar jau 4-5 klasėje, kaip jie dabar vystosi. Kokios psichologinės jų dabar savybės. Mes dabar būtent tai tyrėme. Šiuo metu Armėnijoje vykdomi tokie tyrimai. Ir labai svarbu, kad mes tyrėme ne tik Jerevano moksleivius, bet tyrėme ir rajonų moksleivius. Ir matome, kad sostinėse mokymas visada truputį geresnis, nes mokytojai truputį geresni ten būna ir taip toliau. Tačiau pasirodo, kad šachmatai, kuomet tyrėme šachmatų įtaką vystymuisi, čia skirtumas tarp sostinės ir regiono labai nedidelis. Kur kas daugiau priklauso nuo pačio mokytojo, nuo jo dėstymo metodų, nuo to, kaip jisai elgiasi, kaip jisai žiūri į vaikus ir taip toliau. Čia yra svarbiausia. Ir pabaigoje, ką aš norėčiau dar pasakyti.
Šių metų rugsėjo viduryje Jerevane bus tarptautinė konferencija, kuomet bus nagrinėjami šachmatų dėstymo mokyklose problemos ir suvažiuos labai daug specialistų iš įvairių sričių. Jūs, tie, kurios tai domina, galite atvažiuoti ir dalyvauti. Balandį mes pateiksime informaciją apie šią konferenciją, pasiūsime jūsų šachmatų federaciją ir jūs turėsite galimybę dalyvauti toje konferencijoje. Mano asmeninis patarimas koks būtų? Čia kur kas svarbiau ne siekti kažkokių tai rezultatų varžybose, o aiškiai suprasti, kad tai yra pats geriausias būdas vystyti vaiko gabumus. Antra, niekas dar nepaneigė tokio filosofinio principo, kuomet kiekybė pereina į kokybę. Jeigu mes užtikriname tam tikrą kiekybę, ta kiekybė būtinai duos kokybę. Jeigu visi mokysi žaisti šachmatais, iš jų tų visų atsiras protingi žmonės, didmeistriai, mokslininkai. Aš dar gyvenime nesu sutikęs kvailo šachmatininko. Ačiū. Turbūt noriu jūsų visų vardų padėkoti pranešėjams. Aš planuoju surinkti visas šitas medžiagas ir jeigu bus įdomu, mes jas pabandysim kažkaip pritaikyti prie mūsų reikmių ir pasinaudoti tolimesniam darbe. Taip pat priejo ponas Sidabras, jis pagrindinis arbitras vaikų turnyro, tai jeigu čia yra tėveliai, tai perspėju, kad už kokių 5-7 minučių jau pasibaigs tenai turnyras ir gali ten paeiti ir pažiūrėti, ko viskas baigėsi. Noriu dar kartą padėkoti visiems, kad atėjot, kad išklausėt ir tikiuosi, kad šitą informaciją teigiamai paliks šitą salę ir mūsų visų pastangom mes sugebėsim įtikinti žmonės priimančius sprendimus valdžioj, kad iš tikrųjų šachmatams yra vieta mūsų šalies mokyklose. Ačiū Jums labai.